Kartais, kai mažiausiai tikėsi, pagalbos prireikia čia ir dabar. Pradedi suprasti, kad kelios minutės gali nulemti viską. Norisi žinoti, jog esi patikimuose rankose. Ir svarbiausia, jog esi ne vienas. Laikas mūsų darbe itin svarbus. Tačiau dar svarbiau – tikslumas. Naujos technologijos leidžia dar geriau suprasti pacientus, kai to reikia labiausiai. Plika akimi nematomi elementai, slepiantys didžiausias kūno paslaptis, tampa tarsi žemėlapio į jūsų sveikatą. Drąsiai sakau, jog dažnu atveju esame priekyje. Moderni ligoninė leidžia tokiais būti. Atiduodant savo gyvybę į kitų rankas, man svarbiausia pasitikėjimas. Kai matai, kad gydytojai šypsosi akimis, pajunti, jog jiems rūpi. Jei dar užmezga draugišką pokalbį, tai tik dar labiau nuramina. Supranti, jog esi patikimuose rankose. Mums svarbu, jog mūsų pacientai jaustųsi ne tik saugiai, bet ir patogiai. Stebime, atliekame tyrimus, padedame žaizdoms greičiau gydyti. Paprastas ir nuoširdus pokalbis, dalis kasdienybės. Juk sakoma, kad šypsena gydo. Kai vieni nori išgyti, kiti nori padėti. Kartu siekime bendro tikslo. Ir kai sunku, ir kai lydi sėkmė. Dažnas įsivaizduoja, jog ligoninė tai baltos sienos, balti gydytojų chalatai ir nuolatinis judesys. Sakyti, jog tai netiesa, negaliu. Tačiau ligoninė yra kur kas daugiau. Su pacientais juokaujame, jog geriau prasilenkti kažkur gatvėje, nei dar kartą susitikti ligoninėje. Tačiau į savo darbą žiūrime atsakingai. Kiekviena paciento problema yra didelė mūsų atsakomybė. Mūsų ligoninė yra ne tik gydytojai ar slaugytojai. Tai visas būrys specialistų, kuriuos sieja ne tik darbas, bet ir draugystė. Esame žmonės ir dirbame su žmonėmis. Ne todėl, kad reikia, bet dėl to, kad rūpi.